Prašom, dirbam, tai žinoma, kada atvažiuosit, priimsime. Sveiki, aš Saulius. Aš esu biologas, botanikas ir apželdintojas. Dirbu sodininku. Pradėjau verslą, ne verslą, savo išraišką nuo ankstyvų kopūstų augindamas. Po to kažkiek ten serbentų bandžiau, braškių bandžiau, bet kukurūzas tai jau jis mane apkerėjo. Kukurūzai jie yra kelių rūšių, yra tie pašariniai vadinami, kuriuos aš sėju ir labirintą formuoju, ir tie saldus sweetcornai, kaip patys skaniausi. Kukurūzas yra vienmetis ir ant jo yra vyriški ir moteriški žiedynai. Viršuje yra vyriški žiedynai, o burbuolė yra moteriškas žiedynas. Ir viename augale yra dvi lytys, galim taip pasakyti. Ir kukurūzo stiebas yra labai įdomus to, kad jis turi tokias orinės šaknis. Universitete girdėjau, kad Eifelio bokštas yra būtent kas Eifelį konstravo, pažiūrėjo į kukurūzo stiebą ir jam gimė mintis padaryti panašų kažką tokio. Nes kukurūzas per audras, per škvalus nenulūžta. Labirintas yra savotiškai smagu, tai kad tai yra ėjimas į save ir ėjimas nuo savęs, kai tu klaidžioji. O kai ne sienos tave supa, o kukurūzai, tai tai yra pats nuostabiausias dalykas, ką žmogus gali patirti augalų pasaulyje. Man labirintas tai yra kaip himnas, pašlovinti Dievą. Ir yra tokios būna rašto vietos, tokie įkvėpimai, kad tave paskatina tas tematikas, tos motyvus formuoti. Būtent švento rašto mintis arba tas žodis, kuris tampa gyvenimu tavo širdyje. Arba tuo šaltiniu, kuris trykšta ir stengias pagirdyti kitus, jeigu jie nori. Motyvai tai yra savotiškas išgyvenimas ir savotiška žinia, ką tu nori pasakyti. Gimė labirintas 2008 metais su Gedimino pilies motyvais. O šių metų tematika yra kelias pasitelkiant motociklininką, kuris jaučia labiausia tą kelią, kuris veda į gyvenimą. Labirintus išnešiojam visus metus, kaip moteris vaiką, 9 mėnesius mažiausiai. O pagrindiniai darbai tai pavasarį prasideda. Trąšų barstymas, žemės dirbimas, stiebų smulkinimas, sėja, arimas, visi žemdirbių mylimi darbai, kurie atliekami ir kukurūzų labirinte. Ir valgomi, čia nuo veislių priklauso, ankstyvi kukurūzai, tai jau dabar ragaujame, jau per žolinės jau mėgaujamės ankstyvomis burbuolėmis, verdame katiliukę ir vaišiname svečius, kurie užsuka į kukurūzų labirintą. Pats augalas tai yra beveik 3-4 metrų aukščio. Jis įdomus to, kad jis yra vienmetis. Pasėjom anksti pavasarį ir jau rugpjūčio pradžioj mėgaujamės jo visu žalumos intensyvumu. Jis yra to ypatingas, kad burbuolės yra auksinės ir jos su jų nuėmimu burbuolių nereikia skubėti. Galima net vasario mėnesį jas nurinkti, jeigu paukščiai ir šernai jų neišlesa ir nesuvalgo. O pats kukurūzas, tai kad jis yra kiekvienais metais keičiasi labirinto motyvas, galim pakeisti motyvą ir tai mane veža. Tai nėra tai, kad jis yra pastovus.
tas augalas, kad pasodinai, kaip, pavyzdžiui, daugiamečius krūmus ir jie jau viskas. 10-metį ir bus toks labirintas. Mat ir žmonėm tai tikiuosi patinka, kad jie ateina į tos pačius kukurūzus, bet motyvas yra kitas, tematika kita ir gali kažką jiems perteikti būtent per labirintus. Pats labirintas didysis yra 3 hektarai, o mažasis yra 0,5 hektaro. Taip pat dar turim ir Dažasvydžio labirintą. Prie labirinto taip pat ir gyvuoja šiais metais fazanų ūkis, amerikietiškas fazanų ūkis, labai gyvas, aš manau, paukštukai gražus, o pramogų yra visokiausių šalia labirinto. Tikiuosi, kiekvienais metais mes vis kažką naujo įskiepijam į patį labirintą. Kas teko man pačiam sugalvoti, tai teko sugalvoti lobių dėžę kukurūzų, tranzitą, po to skambantį taikinį. Ir gal ir daug yra, aš jau pamiršau apie visas pramogas. Patį labirintą ne aš vienas padaryčiau, nes tai yra daug jėgų reikalaujantis darbas. Daug man padeda tokie žmonės kaip savanoriai, kurie yra pasiryžę mokytis, kažko pasimokyti. Taip pat padeda ir šeima, vaikai, kurie yra aplinkiniai geri žmonės, kurie supa ir nori, kad tas darbas būtų aplink gražus ir klestėtų. Svečių daug turime. Būna vasaros, rugpjūčio mėnesį, tai iš kaimininių šalių ateina, dabar iš Minsko, iš Baltarusijos, iš Rusijos, iš Ukrainos. Būna studentai iš kitų, va šiandien vienas iš Prancūzijos buvo žmogelis. O taip, pagrindė lietuviai, pagrindė tautiečiai, kaip sakant. Tikėjimas turi kelias išraiškas. Vienas tikėjimas, kur tu tiki, kad tau atleista ir tavęs pasigailėta, o kitas tikėjimo pusė yra, kaip Jokūbas sako, tikėjimas be darbų yra miręs. Tai yra dvi pusės, ir kurios turi turėti balansą tarp vienos pusės ir kitos, tarp to tikėjimo, kur tau yra tikėjimas kaip dovana duotas, ir kitas dalykas, kaip tikėjimas yra pasekmė tavo darbuose. Tai ką tu darai, tu turi daryti ne tik kaip savo, bet kaip Dievui. Aš taip galvoju.